Rezultatą Grigorijus Kižniakas, išmuštas jam iš rankų kamuolys ir ištraukė tiesiai Grigorijui Kižniakui į rankas. Rimantas Kaukėnas ir štai dabar jau sumaištis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynyboje, kuria pasinaudojo Grigorijus Kižniakas, kaldamas kamuolį iš viršaus ir vėl sugrąžinamas Žalgiriui 2 taškų persvara 22-20. Ir šiandien, jeigu rungtynės klostysis tokiu scenariumi, Donatas Slanina, Grigorijus Kižniakas, puikus perdavimas ir labai gražiai dabar 2 lengvus taškus pelno Donatas Slanina, na nepaisant matuoto Arvydo Matijausko prasiveržimo, Dainius Šalenga iki galo 2 taškai skaityti ir dar pražanga Rimantui Kaukėnui. Dabar jau problemos Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje, problemos Slanina. Daug kontaktinės krepšinės šiandien ir leidžia pasigrumti rungtynių arbitrai. Dainius Šalenga, Kauno Žalgirio komandoje atsirado lyderis, kuris traukia paskui save visą ekipą ir kuris dabar sugrąžina kauniečiams persvarą, kurią Žalgiris turėjo jau labai senai. 49-47, 3-15 surinko Donatas Slanina, 12 Dainius Šalenga, 11 Tomas Masiulis. Tokį sudėtingą metimą pataiko dabar Donatas Slanina. Jeigu iki Rimantas Kaukėnas laikė kamuolį, matė, jog visi komandos draugai išgaudyti ir nusprendė atakuoti vienas pats ir tą padarė sėkmingai. Grigorijus Kižniakas pataiko iš neįtikėtinai sunkios situacijos, pelno 2 taškus, leido pasidėti daug gražiuočių, pasisaugodami traumų. Komandos treneriai iš Vilniaus Lietuvos Ryto greičiausiai patarė nedalyvauti šiame konkurse. Grigorijus Kižniakas patenkintas savimi. Vilkų komandos vidurio puolėjas nesuspėja į gynybą. Arvydas Macijauskas mažina skirtumą, manau dabar reklaminė minutės pertraukėlė. Kalbant apie rungtynes tarp Erelių ir Vilkų, o šiemet Aivaras Kiaušas galės tą padaryti jau Oro karaliaus konkurse. Koks gražus Donatas Slaninos metimas. Galbūt net ir pats nesitikėjo dabar Donatas Slanina. Dar kartą jūs ekranuose šis epizodas. Nėra kam duoti kamulio ir pataiko Donatas Slanina. Rungtyniauja 2 Alytaus žaidėjai. Gintaras Kadžiulis ir Martinas Andriukaitis bei Saulius Kuzminskas iš Šiaulių. Lengvai praeinamų kelių link varžovų krepšio. Klysta ir dažnai nepataiko Vilkai šiandien. Šiek tiek kitaip negu įprastai ir paprastai. Štai dar kartą jūs ekranuose įspūdingai gražus Rolando Skaisgirio metimas per galvą, pasiekiantis tikslą. Gyrys, Rolandas Matulis ir Dainius Šalenga. Erelių komanda nusprendžia apskritai nebeišeiti į aikštę. Sunku pasakyti, kokį sprendimą pasirinks rungtynių arbitrai, nes štai vis dėlto sugrįžta Erelių komanda ir nebesuspėja apginti savo krepšio. Kuomet tai vyksta dažnai, vėl Vilkams. Ir nors kamuolys palieka aikštelę nuo Tomo Masiulio, Virginijus Davidavičius atiduoda kamuolį Vilkams. Iš karto kaip Ledo Ritulio komandoje keičiasi 5 krepšininkai iš karto. Ereliai. Ir dabar jų aikštelė yra kur kas daugiau. Tačiau, tu matęs tai, Virginijus Davidavičius galų gale nusprendžia skirti terminus ir galima prognozuoti jo kitais metais. Žalio, Mindaugo Žalio tėvas, šuolininkas į aukštį. Dainius treniruotėse, taip nepaslaptis, šoko ir nuo baudos linijos. Lygiai 4 metrai, neįtikėtinas atstumas. Nuo baudos linijos yra įdėjęs Dainius Šalenga. Tekia yra matyti Michael Jordan ir dar keletą NBA žvaigždžių dedančius nuo baudų metimo linijos. Man atrodo, viską pavyko suderinti ir kojos pastatymą ir Žalgirio 2002. Atsistoja, ploja Kaune sporto halėje, susirinka žiūrovai ir Šalenga demonstruoja stebuklingą šuolį, neįtikėtinas dabar buvo jo dėjimas iš viršaus, belieka tik tai pamatuoti centimetrus. 3,98. Ir kiek jis yra? 4 metrai 18 centimetrų, šiek tiek pasikuklinote vertinamas dabar Dainius Šalenga. Atsiprašau, sakant, suklydau. Norėjau pasakyti, kad 2 centimetrų iki linijos. Paskutinis bandymas dera būti. Šaunuolis Dainius. Taip suderino įsibėgėjimą, mokėjo pastoviai. Čia be abejo, man gera yra tai, kad leidžia komandoms iškovoti pergalės arba atvirkščiai sutrukdo tai padaryti. Užtenka prisiminti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų
apmaudų pralaimėjimą. Raimundas Oportas turės ketvirtininkų, tai yra Styvo Woodbury. Vidas Ginevičius iš toli meta ir pataiko. Vidas Ginevičius ir iškeltas Kęstučio Marčiulionio rankas, taiklus. Rodikliai daugmaž vienodi. Žalgiris suklydo 4-2. Kovoti kamuoliai 9-9. Blokai 2-1 Vilniaus Lietuvos Ryto komandos naudai ir pagrindinė statistika. Vaikščioti labai mažai žingsnelės apsigina Kauno Žalgiris, apsigina didžiulių pastangų dėka. Šermanas Hamiltonas, 2 taškai ir dar pražanga. Pakyla Kauno Žalgirio komanda. Grigorijus Vidnekas, rizikingas perdavimas, tačiau pasiekiantis tikslą ir po to dar Donatas Slanina pataiko iš toli. Po ilgokos pertraukos Žalgiriui pavyksta sumažinti varžovų pranašumą, jau susitiks Klaipėdos Neptūnas yra su Kauno Topo centro atleto komanda. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai su Kauno su Klaipėdos Neptūnu. Susitikimas šiai dvikovai yra nepaprastai. Vis ant pečių būtų gal didesnis ir aišku, kad tuomet galbūt ne šiek tiek neramiau galėtų jaustis Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Dabar jau tikrai besileidžiantį kamuolį numuša vilniečiai, tačiau užfiksavo šio epizodo rungtynių arbitrai, tiesa po to prasižengė puolime Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, po truputėlį sprūsta rungtynių kontrolė ir iš arbitrų rankų. Štai jūsų ekranuose Ramūno Šiškausko atsitrenkimas į Vidą Ginevičių. Būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip rizikingas perdavimas, bet rizikingai įšoko į priekį ir Ramūnas Šiškauskas. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turi sumokėti, Dainius Šalenga pataiko ir mažina skirtumą iki 4 taškų. Aistros pradeda nebetilpti. Žalgirio komandoje Vilniečių gretose 7 taškus pelnė Kęstutis Šeštokas. Ir gražus perdavimas, dar gražesnis Grigorijaus Vidneko blokas. Apsigina Kauno Žalgirio krepšininkai. Žalgiris turi šansą išlyginti rezultatą. Donatas Slanina. Dainius Šalenga ilgai negalvojęs meta ir pataiko Dainius Šalenga. 3 taškai ir Žalgiris priekė 31-30. Likus žaisti 40 sekundžių iki jo. Ramūnas Šiškauskas iš toli. Netiek daug trūko Ramūnas Šiškauskas. Štai kaip pavogė kamuolį Vidas Ginevičius iš Andriaus Šležo. Dainius Šalenga. 2 taškai ir pražanga Ramūnui Šiškauskui. Didžiulis ir gražus fejerverkas po Vilniaus Lietuvos Ryto komandai ir jau nebesugebėjo atstatyti savo koordinacijos. Ramūnas Šiškauskas, štai tas epizodas. Iššoko šiek tiek anksčiau už Dainių Šalengą Ramūnas Šiškauskas ir iš karto atsidūrė. Gražiai baudos aikštelė, tačiau buvo nubaustas Grigorijaus Vidneko bloko. Andrius Šležas dar kartą bloko. Kritiškai situacija kiek kitokia. Vienas taiklus metimas iš 4. Donatas Slanina. Taiklus Donatas Slaninos metimas iš toli. Laisvas metė Donatas Slanina. Gražiai buvo pasakyta jam užtvara ir Donatas Slanina pelno 16 tašką, beje nepriklaudžiaudamas tolimais. Paliko už nugaros jam Arvydas Macijauskas ir pagalbos Donatas Slanina meta taiklį iš toli 60-58. Šiandien atrodo situacija keisis dar ne vieną ir ne 2 kartus. Tačiau galbūt galima pasitikslinti po to pasižiūrėjus šio įvykio pakartojimo, jeigu pavyks tą padaryti ir jeigu pavyks atrasti. Laisvo pauzė šios rungtynėse pataiko Donatas Slanina iš toli 66-65 ir dar per plauko nuo pergalės. Tų metimų neužmirš nei Ramūnas Šiškauskas, nei daugelis Lietuvos krepšinio gerbėjų. Pataiko Donatas Slanina. Nerealiai reikalingas metimas buvo šis Kauno Žalgirio komandai. Tiesa, Vilniaus Lietuvos Rytas išsaugo 1 taško persvarą. 72-71. Lieka minutė ir 25 sekundės. Pasitaka, Kęstutis Marčiulionis laiko kamuolį. Nėra jo kaip atiduoti. Iki galo Kęstutis Marčiulionis ir kaip kala kamuolį iš viršaus Kęstutis Marčiulionis. Neįtikėtinai įspūdingas epizodas. Štai jūsų ekranuose situacija, kurios galima buvo neįmanoma buvo tikėtis ir neįmanoma buvo nuprognozuoti. Tyčia, tačiau kiek reikia pažeisti taisyklės, kad pražangą būtų galima vadinti nesportinė. Sunku pasakyti. Vidas Ginevičius greičiausiai specialiai nepataiko antrojo baudos metimo. O kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai, taip nusprendžia Virginijus Davidavičius. Užtikrintas atrodė savo sprendimu Virginijus Davidavičius. 4 sekundės. Paskutinės 4 sekundės skanduojant Žalgiris. Rolandas Matulis. Pataiko Rolandas Matulis. Neįtikėtinas metimas. Jūs galite
galite matyti savo ekranuose didvyrį, kuris išplėšė pergalę Kauno Žalgirio komandai. 3 taškai. Tarp pasirodė gali užminti ant 3 taškų linijos Rolandas Matulis, tačiau Kauno Žalgirio komanda laimi šias rungtynes rezultatu 70. Ne, 2 taškai buvo įskaityti, taip, 2 taškai buvo įskaityti. Ir tai reiškia, jog bus pratęsimas 76-76. Aš negaliu patikėti, jog toks mačas įvyksta šiandien ketvirtojo rato varžybose, rungtynėse, kurios nieko nereiškia turnyriniai lenteliai ir rungtynėse, kurios gali pranokti bet kurį patį didžiausią superfinalą. Savo atkaklumu ir savo dramatizmu šiandien šis mačas pranoksta daugelį tų, kurių mes matėme visą šį sezoną. Neabejotinai tai yra pačios gražiausios ir pačios atkakliausios rungtynės. Rolandas Matulis traukė Kauno Žalgirio komandą iš ten, kur atrodė jau ištraukti neįmanoma. Jo metimas buvo iš super sunkios situacijos, tačiau jis neturėjo jokio kito pasirinkimo. Jis aiškiai matė, jog Rolandas Matulis metė ne nuo 3 taškų linijos, o šiek tiek užmindamas. Štai dar kartą jūs ekranuose šis epizodas. Taip, matėsi, jog dešinė Rolando Matulio koja buvo užminusi 3 taškų liniją. Taip, visiškai tikslus, teisingas ir neginčiamas Kęstučio Pilipausko sprendimas. Siunčia abi komandas ant atsarginių žaidėjų suolelio tik tai trumpam, tam, kad jos galėtų perrikiuoti savo padėkas dar papildomoms 5 minutėms. Pratęsimas ir situacijos netaiklus. Donatas Slavina atkovojo kamuolį. Beveik minutė prabėgo pratęsimo metu. Donatas Slavina laisvas iš toli. Pataiko Donatas Slavina. Labai rimta Kauno Žalgirio komandos paraiška į pergalę šios dienos rungtynėse. 79-76, 4 minutės iki kėlinio pabaigos, iki pratęsimo pabaigos. Ramūnas Šiškauskas. Artūras Jevtokas. Nėra galimybės mesti. 8 sekundės. Vėl Ramūnas Šiškauskas su kamuoliu. Išmuša kamuolį Steve'as Woodbury. Ir užbaigia šią ataką dėjimu iš viršaus. Žalgiris priekį 81-76. Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda dabar jau nepavydėtinai situacija. Štai Steve'as Woodbury kaip kala kamuolį iš viršaus. Šiandien gražių epizodų Eugenijui Vaškiui ir buvo pasiektas 94 metais, kuomet Eugenijus Vaškis rungtyniaudamas Plungės Olimpo komandoje pataikė 7 tritaškius. Dar vienas kamuolio perėmimas ir dar 2 Steve'o Woodbury taškai. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda atrodo grimsta į duobę, iš kurios gali nebeišlipti šios dienos rungtynėse. 83-76. Pavis aikštelė 5 taškai. Žalgiriui liko padaryti tik tai vieną dalyką, neklysti per tą likusį laiką. Ir tuomet jau pergalė jų rankose. Po krepšių Vidas Genevičius taip pat vienas iš šios dienos siurprizų Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. 19 taškų, 71% pataikymas, 3 tritaškai iš 3, 2 tritaškai iš 4. Ir štai toks puikus žaidimas gynyboje. Atrodo, kad tai yra viskas. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai prarado 14 kamuolių, Žalgiris 8. Tai buvo įžanga į tai, ką jūs matysite atkrintamose varžybose. Jos prasideda Lietuvos Ryto jau ketvirtadienį. Matęs daug. Galima prisiminti Valerijaus Goborovo žūtį, Dražino Petrovičiaus netekti. Ir štai dabar Robertas Jevtokas laimė. Jo nelaimė baigėsi galbūt ne taip grėsmingai, kaip galėjo atsitikti, o dabar Šiaulių komanda, matydama, jog viskas klostosi ne pagal Antano Sireikos planą, prašo minutės pertraukėlės. Sudėties. Tomas Gaidamavičius puikus, derinys 2 prieš 2 ir dar puikesnis Artūro Masiulio blokas sužingsniuoja. Audrius Danusevičius nenori sutikti jis su rungtynių arbitro sprendimu, tačiau nieko nepadarys. Štai dar kartais ekranuose tas epizodas, kuomet suklydo Kauno Žalgirio komandos gynyba, tačiau visas klaidas užtušavo ir ištaisė Artūras Masiulis. Maža to su savo komanda 35-26, 4 minutės ir 30 sekundžių kėlinio pabaigos, pražangų nėra, 2 taškai yra. Grigorijus Kižnekas kala kamuolį iš viršaus, labiau šypsosi po kiekvieno tokio rungtynių arbitro sprendimo. Meta Dainius Šolenga ir kaip gražiai kamuolį pataiso dabar Artūras Masiulis. Gražus epizodas, pakibo kamuolys virš lanko ir štai tas epizodas reiškia, jog Šiaulių komanda, išsiaiškinti, kuriegi krepšininkai visose pozicijose yra geriau pasiruošę rungtynėms, geriau pasiruošę atkrintamosioms rungtynėms ir aišku geriausiai pasiruošę finalui. Na dabar klaida, kuri iš savo komandos draugams, ką reikia daryti prieš bandančius pasipriešinti Šiaulius. Būtent jis antrajame kėlinyje sustabdė Šiaulių komandos spurtą, padidino persvarą iki 2-ženklio pranašumo ir nuo to laiko Žalgiris beveik nebanguoja. Štai ir dar viena klaida. Atsikirto dabar visi Šiaulių komandos žaidėjai, praradė kamuolį viduryje aikštelės ir štai to rezultatas. Jie tą darys, mes netrukus pamatysime. Bolšas Jordanas.
Ir Kęstutis Šeštokas iki galo prieš Grigorijų Kižneką. Ir dabar jau Kauno Žalgiris demonstruoja puikią gynybą, greita kontrataka. Grigorijus Kižnekas kala kamuolį iš viršaus. Ir štai taip prasideda finalinė serija 2-0. Žalgiris priekį. Na, būtų galima prisiminti vieną detalę. Iki tol, bent jau paskutiniosius porą sezonų, tos komandos, kurios laimėdavo reguliarųjį sezoną, pralaimėdavo finalinę seriją. Kamuolį nuostabu. O, koks Dainiaus Šalengos dėjimas iš viršaus, galingas prasiveržimas. Atrodo, kad mes matysime ne tik tai įnirtingą kovą, bet ir gražią. Taip, kol kas labai įdomi kova. Bet kas dar labai įdomu, Lietuvos Rytas labai... Iškilo šį problemą Vilniečiams, tačiau ne visada įvyko įrodyti savo pranašumą, tai kaip jis daro pirmosiomis šios rungtynės minutėmis. 2 kartus jis įveikė savo oponentą, Andrių Višniauską iš pradžių puolime, po to blokuodamas kamuolį krepšį iš 3 taškų zonos. Ir Žalgiris pateikė paraišką iš karto į rungtynių arbitrus dėl pražangos, tačiau jau vėlu tą daryti. Donatas siunčia kamuolį nuo 3 taškų zonos ir štai tokia pritrenkianti Kauno Žalgirio komandos pradžia leidžia Vilniečiams 9 kauniečių, įskaitant netgi tai, jog vienas su pratęsimu ketvirtojo rato vargonus, kad aišku pasirodė Artūras Masiulis. Taigi 7 žaidėjai prieš 9 taip pat, kurią Vilniečiai išnaudojo rungtynių viskas pasisuko 180 laipsnių. Šeštadienį Donatas Slavina buvo beveik nepastebimas, kaip Žalgiris ir toliau rungtyniauja be klaidų. Taip gauna kamuolį po krepšiu Artūras Masiulis. Červenas Ganonas atiduoda jam kamuolį ir visiška skylė bei netvarka po Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšiu baigėsi dėjimu iš viršaus. 39-19. Iki galo ir gerai. O štai Ramūnas Šiškauskas atsitinka maždaug kažkas panašaus. Irgi prasiveržė, gražiai viską padarė Ramūnas Šiškauskas, tačiau taškų pelnyti nepavyko. Ir spaudė Vilniaus Lietuvos Ryto komandą, pataikydamas dar ir iš toli 42-19 triumfuoja Kauno Žalgirio komandos fanai. Keitimas Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje vietoj Rimanto Kaukėno pasirodo Andrius Šležas. Bet ir pralaiminėdami 23 taškų skirtumų Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai dar turėtų pasižiūrėti, išviesinti ir pamatyti, jog iki antro kėlinio pabaigos liko 4 minutės ir iki šios dienos rungtynių pabaigos dar liko ne tik tos 4 minutės, bet ir dar 2 pilni kėliniai. Sunku pasakyti, ar pavyks Žalgiriui sulaužyti Artūro Masiulio taškas. 44-20. 2 minutės ir 40-20 taškų skirtumų pirmavo Kauno Žalgiris šią antrajame kėlinyje. Tas persvara jau išbarstyta, tiesa Donatas Slanina bando padaryti erdvės savo Ramūnas Šiškauskas ir suklys. Atrodo, kad po truputėlį pavargsta Vilniaus Lietuvos Ryto komandos lyderis. Galbūt ir pernelyg daug jiems šiandien tenka vienam pačiam spręsti. Ir šios transliacijos pabaigoje paskelbsime. Grigorijus Kižnekas dabar yra pats simpatingiausias Kauno Žalgirio komandos gerbėjams. Kokį perdavimą jam atidavė dabar Styvas Woodbury, galingas dėjimas. Triumfuoja Žalgirio komandos gerbėjai. Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Išlygina serijos rezultatą. 1-1 po 2 dienų. Veiksmus persikelia į Vilniaus Lietuvos Rytą. Donatas Slavina spatimą blokuoja, tačiau tik tai trumpam sustabdo Žalgirio komandos ataką Andrius Višniauskas. Grigorijus Kižnekas kala kamuolį iš viršaus. Ramūnas Šiškauskas buvo sustabdęs. Kaunas negreitą žaidimą žaidė, bet skubota. O šitai yra irgi pavojinga. O dabar išlieja visą pyktį ir visą tą nesėkmių maratoną. Rolandas atidavinėja kamuolius į baudos aikštelę aukštaūgių ir šiek meta iš 3 taškų zonos labai laisvai ir labai taikliai. Taip, čia tiesa ir toks taktikos įvairovės, tokios taktikos labai varžovo. Štai išsisukti Grigorijui Kižnekui. Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus 52-39. 13 taškų liko. Taip, ir Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Tos kelios laimėtos sekundės yra labai svarbios Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Gražiai dabar Donatas Slanina ištaiso savo klaidą. Labai gražiai. Ore suspėjo pagauti. Paleido į priekį po krepšiu Arvydą Macijauską, tačiau jų pusėje Styvas Woodbury pasinaudoja Grigorijaus Kižneko užtvarą. Koks gražus Styvo Woodbury dėjimas iš Galų viršaus. gale atsibudo ir Woodbury. Labai gražiai. Per vėlai, aišku. Dabar Grigorijus Kižnekas jam pastatė užvarą, greičiausiai tai buvo sumanytas iš anksto Kauno Žalgirio komandų. Nes šioje finalinėje serijoje Giedrius Gustas pataiko iš toli.
Ir vilniečiai gali laikyti kamuolį jau iki pabaigos. 90-68. 22 taškai. Toks yra galutinis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos panašumas. Sveikinimai būtent vilniečių komandos. Ir galim buvo laukti. Prašau, dar vienas nepataiko. Ir štai čia jau galima iš tikrųjų pasižiūrėti į tos atsipalaidavimo požymius. Bet Žizniakas galų gale pamatėm tokį, koks turėtų būti po krepšiu. Steve'as Woodbury atbėgo iš maždaug 4 Ryto krepšininkai šiandien gana dažnai klysta. Giedris Gustas 2 taškai bus įskaityti ir dar Arvidui Macijauskui. Arba ne. Atrodo, Volšui Jordanui bus įrašyta. Ne, Arvidas Macijauskas pasižengia, taip. Grigorijus Žizniakas užtvarą pastatė, tačiau atsidengė jau šiek tiek vėliau. Dainius Šalenga iš toli meta ir pataiko Dainius Šalenga. 18-9 Žalgirio persvara didėja iki maksimalaus 9. Tai vienintelis Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje pelnantis taškus. Shermanas Hamiltonas pelno 2 taškus iš po krepšio ir dar pražanga bus įrašyta. Antrą kartą paliko Arvidą Macijauską. Jordanas grąžina Steve'ui Woodbury ir Žalgirio komandos gretose vietoje antrą pražangą ką tik gavusio Grigorijaus Kižniako aikštelėje pasirodė Artūras Masiulis. Pataiko iš 3 taškų už zonos Dainius Šalenga. Šiandien jis meta beveik be klaidų. 12 taškų pavyksta Ramūnui Šiškauskui. Atliko labai gražiai pauzę ir čia pats Vilniaus Lietuvos Ryto komanda nubaudžia. Shermanas Hamiltonas pataiko iš 3 taškų zonos ir mirtina tyla dabar Vilniaus Lietuvos Ryto arenoje, kur ką tik labai linksmai ploja. Steve'as Woodbury atima kamuolį iš Arvido Macijausko be pražangos. Fantastiškas kamuolio atimimas. Ir dar Shermanas Hamiltonas pataiko iš toli. Žalgiris atitrūksta iki 14 taškų. Hamiltonas galės savo kalendorių šiandien apibrėžti. O Žalgiris galės pagalvoti ir tikrai neverta su šio krepšininku pradėsti kokį šių rungtynių žaidėją. Trumpuoju numeriu 1-3-3-0. Dainius Šalenga yra vienas pretendentų jo tapti. Bet šiandieną pataikymas nuostabus, jau tikrai aukšto lygio krepšinis. Žalgiris prametė 1 tritaškį iš 6. Nieko savo rezultatas. 40 gelnių, jeigu tik tai dabar įsijungite savo televizorius, greičiausiai darydavo tas klaidas pastoviai, eidamas į pagalbą draugams, palikdavo visiškai laisvą Vyšniauską. Tas pats įvyko ir dabar. Steve'as Woodbury pataiko iš toli. Šiandien Žalgiris sumeta beveik viską. Taip, ir tai yra pusės muštynės tarp Vilniaus Lietuvos Ryto Sirgalio ir Kauno Žalgiriečių. Atrodo, be aistrų už aikštelės ribų taip pat nepavyksta apsieiti. Ir vienos ir kitos komandos gerbėjams. Ir iš dabar Arvido Macijausko klaida gynyboje. Taip, grubi klaida. Arvidas Macijauskas dengiasi nematydamas, kam bus atiduotas kamuolys. Dengia tiesiog Šiškauskas, Shermanas Hamiltonas, Steve'as Woodbury. 4 sekundės atakai. Shermanas Hamiltonas. Ir kaip dabar atiduoda kamuolį tarp dviejų žaidėjų Shermanas Hamiltonas. Aš nepažįstu šito žaidėjo, jis visai kitas. Tai yra geriausia, ką jis galėjo išspausti per tas 3 sekundės likusias šiai atakai. Shermanas Hamiltonas lysteli dabar. Jis sugeba atiduoti kamuolį Donatui Slavinui ir šis pataiko iš toli. Shermanas Hamiltonas dabar rungtyniauja ties stebuklų riba. Taip, praktiškai turėjo pats nugriuvo, 2 žaidėjai dabar užgriuvo ant Shermano Hamiltono, norėdami pasimti kamuolį. Jis kažkokiu būdu sugebėjo jį atiduoti Donatui Slavinui, o pas pataikė iš toli. O Dainius Šalenga. Labai rizikingas perdavimas. Nepavyko perimti kamuolį, neprarado jo ir Donatas Slavina, o po to Artūras Masiulis rungtyniauja agresyviau negu Grigorijus Kižniakas. Rytas pataikė 6 iš 14, 42% neblogai, tačiau Žalgirio komanda pataikė 6 iš 8. Tai yra jau 75%. Ir dar kartą Vilniaus Lietuvos Ryto komandos spraga gynyboje. Grubi klaida centrų gynyboje. Artūras Jevtokas. Jevtokas suklydo labai grubiai, eidamas į pagalbą 2 prieš 2. Ir nubėgo geografijos teisėjo, jisai mato klaidas ir švilpė. Puikiai. Ir dar viena klaida. Ir dar vienas Shermano Hamiltono įspūdingas perdavimas. Įspūdingas tikrai. Kaip ant lėkštutės padėtas saldainis, jis net išviniotas iš papirėlio, lieka tik suvalgyti. Taip, ir keistai, jaunasis Kauno centras moko kaip reikia įsisukti po užtvaros visus mūsų veteranų centrus. 15 taškų ir 100% pataikymas. Bei puikus Artūro Masiulio žaidimas. 2 atkovoti kamuoliai, neįtikėtinas. Tai jo pasirodymas šiandien ir čiaimą ir perspektyvą, kad Klausas labai gerai mato šitos dalykus. Na, šia prasme Grigorijus Kižniakas turėtų būti labai šviežus kitame susitikime. Visą antrąją rungtynių dalį Grigorijus Kižniakas sėdi ant suolelio ir Vidas Ginevičius taip pat. Nepasirodė šios dos rungtynės, taigi kažkokių savų galbūt ne visai nugainytų žaidėjų Žalgiris taip pat turės, o žalgiriečių gretose ir toliau galima vardinti
daug krepšininkų, kurie šiandien rungtyniauja puikiai ir nieko jiems negali prieš pastatyti dažnai klystanti ir nemažai klaidų daranti Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. 90-63 minutės pertraukėlė. Na, o didžiojo finalo serija taip pat nesibaigia, rezultatas tampa 3-2, galutinis šios dienos rezultatas 97-81 Kauno Žalgirio komandos naudai. Klubai Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas susitinka tarpusavį, vėl daug prognozų. Dainius Šalenga meta iš toli ir pataiko Dainius Šalenga, įspūdingas metimas. Prie pat jo buvo prišokęs dabar Rimantas Kaukėnas, nesutrukdė Dainius Šalenga ir Kauno Žalgirio krepšininkai Giedriui Gustui teko kovoti dėl kamuolio. Jis tą padarė sėkmingai, o po to pataiko iš toli Steve'as Woodbury ir Žalgiris lygina rezultatą 20-20, lygina skambant pirmojo kėlinio sirenui. Taigi pirmasis kėlinys lygus ir atpat. Savotiška problema Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Giedrius Gustas rungtyniauja vis drąsiau, pataiko iš toli Giedrius Gustas ir po jo tritaškio Kauno Žalgirio komandos pranašumas didžiausias šios dienos rungtynėse 27-20. Natas Slanina prašo užtvaros, ją gauna, tačiau neypatingai daug padėjo tą užtvarą ir Donatas Slanina dabar pataiko per Rimantą Kaukėną iškeltą ranką, maža to sukirto per ranką dabar Donatas Slanina ir Rimantas Kaukėnas. Štai prasižengia Artūras Jevtokas, tai šiek tiek lietė korpusų dabar Artūras Jevtokas, Donatas Slaninas Kaukėnas ir Grigorijus Kižniakas nukala dabar Rimantą Kaukėną, dar yra laiko, tiesa, pasirodė gal šiek tiek ir vėliau išbėti kamuolį Shermanas Hamiltonas, jo metimas bet kuriuo atveju netaiklus ir Kauno Žalgiris išeina ilsėtis turėdamas 11 taškų pranašumą Vilniaus Lietuvos. Dalykas, kas lėmė Žalgiriui pergalę. Andrius Vyšniauskas ir Grigorijus Kižniakas. Kiek žiūrim, viskas labai remiasi individualiais veiksmais. Daug kas nori sužaisti vienas ant vieno. Čia jau, kaip kalbama tėvai sakyti, mes laisvami krepšiu. Krepšiu. 12 taškų Žalgirio persvara. Donatas Slanina, pražangų nėra, galima žaisti toliau. Ištraukė kamuolį Donatas Slanina. Kažkaip dabar jau kaip su cirko elementais pradėjo Žalgiris žaidimą ir pataiko dabar Dainius Šalenga. Neįtikėtinas metimas, paskutinė ataka įskirta laiko sekundę. Kai tokius metimus padarai, tai galima jau ramiai atsisėsti ir laukti šeštadienio. Atidavė dabar kamuolį, galima sakyti, Vilniečiai Kauno Žalgiriui. Ir, sakyčiau, sėkmė šiandien labai lydi. Triumfuoja, matydami, jog jų komandas šiandien laimėti 3 rungtynes, norint laimėti Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus. Kaip jūs manote, ar tai yra įmanoma? Antroji pergalė jau beveik yra Marčiulionis. Shermanas Hamiltonas ne tik tai puolime, bet ir gynyboje neblogai dirbo Shermanas Hamiltonas. Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus. Reikalingi veiksmai, įlysti į baudos aikštelę, kur žaidėjai arti viens kito stovi, daryti posūkį. Tai čia neįmanoma atlikti. Ir dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto minutės pertraukėlė. Galima pastiprinti organizmą. Vitaminai. Įvairiais preparatais. Žiūrint, kada jūs pradėte naudoti, aš apie dopingą nekalbu. Taip. Yra ir kitų preparatų. Finišas sako kitą. Na ir ką, su tokia skambia gaida ir galima pabaigti šios dienos transliaciją. Treneri, aš labai dėkoju, kad jūs sutikot pasidalinti savo mintimis. Rezultatą 3-3. Kauniečiai serijoje buvo atsilikę 1-3 ir iškovojo 2 pergalės iš eilės. Gal parakas viską lems charakteris ir valia. Šis finalas į istoriją gali patekti ne tik dėl lemiamoms kovoms šiaip jau nebūdingų triuškinamų pergalių, bet ir dėl ypatingai paaštrėjusių abiejų komandų sirgalių santykių. Rytoj į Vilnių ketina atvykti apie 150 Žalgirio fanų. Taip, kad karšta turėtų būti ne tik krepšinio aikštelėje. Lenkijos krepšinio 11-0. Dainius Šalenga. Žalgiris atrodo šviežesni, įvairesni puolime, tai šios dienos rungtynių pradžia kol kas šviečiasi visai kitaip. Na dabar laisvas metė Donatas Slanina, be abejo, kad... Tai pirmoji klaida Lietuvos Ryto komandos gynyboje. Ir iš karto už tai 7-15. 7 minutės ir 50 sekundžių. Kęstutis Marčiulionis Vilniečių gretose. Gynyboje labai daug klaidų. O prašau, visą laiką laisvas žaidėjas meta. Jau trečią ataką. Vienas žaidėjas kauniečių keičiasi, kitas nesikeičia prie užtvarų. Tai jau grubi klaida. Ir aišku, Žalgirio minutės pertraukėlė. Eina į nakus į tokį savo grajų. 1 minutės ir 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Dar vienas perdavimas Grigorijos Kižniakui ir po truputėlį Žalgiris galbūt jau pradeda daugiau kamuolių atiduoti savo vidurio puolėjui. Taip, galų gale pamatė ir...
Ir dar vienas Arūnas Šiškauskas metimas iš toli. Čia jau truputėlį ir iš fantastikos serijos tada pataiko Arūnas Šiškauskas. Kada žaidžia Šiškauskas ir Macijauskas, abudu pataiko, aišku, Žalgiris tą dieną neturi šansų. 87 Žalgiriui pavyko sustabdyti šį labai reitą Vilniaus Lietuvos ryto ataką. Na štai čia jau Vilniečių stichija. Atkovoja kamuolį Dainius Šalenga, blokuodamas Javtoko ypatingai gynyboje, kur Žalgiris iš tikrųjų nardė ir rungtyniavo gana užtikrintai. Donatas Lanina, dar vienas taiklus jo metimas. Šiandien Donatas Laninos sąskaitoje jau 11 taškų ir visus 3 tritaškus šiandien pataikė Donatas Lanina. Pamatė dabar Grigorijos Tišniaką ir štai tas momentas, kurį labai dažnai. Tokių momentų kaip tik trūksta Žalgirio žaidime. Styvas Woodbury turi labai gerą akį, dažnai jis patenka į daugiausiai. Laimėti 3 rungtynes prieš Vilniaus Lietuvos rytą yra nepaprastas, jeigu koks dabar gražus puikus Gustaus perdavimas. Gustas nuostabiai atlieka perdavimą. Geroj formoj iki 3, taip. Ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Taip pat yra ekipa, kuri namuose labai Žalgirio komanda. Minus 3 taškai Žalgiriečiams, plus 3 taškai Vilniaus Lietuvos rytui. Reiškia viskas. Dainius Šalenga iš toli. Pataiko Dainius Šalenga, gana ilgokai jis metė pro šalį, 3 tritaškus šiandien prametė ir štai dabar pataiko Dainius Šalenga. Ir po tos akimirkos, kai rezultatas buvo 0-0, Žalgiris pirmą kartą jį išlygina štai kamuolį Shermanu Hamiltonu. Dabar jau Žalgiris prie varžovų krepšio demonstruoja kažką tą patį, kovoja vienas po kitą kamuolį. Donatas Lanina, 3 taškai, 58-56, 3 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Tokio finalo dar nematėm. Bent jau šiais metais. Taip, teisybė. Metimo. Giedrius Gustas. Artūras Masiulis kala kamuolį iš viršaus, 66-63. Iš esmės situacija nepasikeitė, tik metimų linijos. Labai laiku subaudavo Žalgiris. Jeigu vieną prameta, vėl atsiranda tam tikrų... Bet lieka tik 15 sekundžių. Jeigu Javtoko pačioje finalinės serijos pabaigoje buvo, atrodo, šiek tiek stipresnė ir šiek tiek geriau pasiruošęs. Shermanas Hamiltonas iš toli. Taiklus Shermano Hamiltono metimas, 10 sekundžių. Nespėja pažeisti taisyklių. Žalgirio krepšininkai štai tik tai lygoje. Viskas, ką jam liko padaryti šį sezoną, tai yra pataikyti 2 štai šios baudos metimus ir vieną Arvydas Macijauskas prameta. Žalgiris gali... daro savo netgi tokiam puikiam snaiperiu kaip Macijauskas. Antrasis metimas taiklus, tačiau Žalgiriui trūksta tik tai vieno taiklaus metimo. Lieka 6 sekundės. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, aišku, mėgins bauduoti. Šiek tiek anksčiau. Meta iš 3 taškų zonos. Shermanas Hamiltonas pataiko iš 3 taškų zonos ir išplėšė pusfinalį šios dienos rungtynėse. Tai yra neįtikėtina, tai yra fantastika ir tai yra turbūt niekada nepakartojama. Ir Hamiltonas atlieka 2 lemiamus metimus. Aš dabar tik tai turiu vieną mažytę pastabą, turbūt jeigu galėčiau pasakyti, tai Shermaną Hamiltoną Žalgiris Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai galėjo sustabdyti su pražanga šiek tiek anksčiau. Šiek tiek anksčiau ir būtų tik 2 baudos metimus. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse išeina į priekį. Pirmą kartą per visą didįjį 7 superfinalo mačą Kauno 8. Pergalę švenčia Ekselės šeimininkai, laimėdami seriją 4-3. Sienos neegzistuoja. Kur žaidžia jų numylėtiniai, ten ir jie. O dėl mylimos komandos net ir priešininkų patyčias galima iškęsti. Lietuvos ryto krepšininkai palieka Kauną. Ta kartą jiems nesisekė. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos 6-osios varžybos baigėsi žalgiriečių pergalė. 3-3. Toks rezultatas ne juokais parinko. Tampa įsivyravusi antroje žaidimo pusėje sukaustė iki paskutinės sekundės. Tuomet Žalgirio komandos legionierius Shermanas Hamiltonas jau aidint sirenai įmetė 3 taškį ir taip išlygino rezultatą. Istorinis įvykis čia nebus, o jūs čia visi miegate, blembački. Mūsų vėliavos lazdės! O, atsakymo nėra. Silpnai. Tai ko, ne priekio, gale? Matosi. Matau, Rama.
Galima jūs savo šiek Prašau. Oi, čia smagiai atrodo. Smagiai bus, kada matysim pergalę. Jeigu smagiai, tai prašau, foto atminčiai. O, smagu. Pergalė, be abejo. Aš net Coca-Cola. Tai 165, tai grupė tada. Duok Dievo brazdėlį, koks suprotingas. O, nu prisisprogęs šakės. Apsišyk! Vyrišti, vėl pašol damu.
Taip galima, vaikau. Šiandien 10, apversim taudinę. Arčiau, tavas spausas. Aršus, bet. Oi, langai tas. Šalengai